visiems su kuo. Sveikinausi su kuo nesveikinau. Šitą. Pašlauna labai gera giesmė, kad prieš tave viešpatį lenkėmės jas nuolankiai, nes tu čia. Nes mes žinom rašte parašyta, kur 2-3 susirinks jo vardu ir jisai tarp jų. Jeigu mes čia susirinkom ne kažkokiu kitų vardu, o jo vardu, tai jisai yra čia tarp mūsų. Ir kai mes šlaunam, jisai čia tikrai atėjo. Ir čia pasirašiau tokių įvairių temų, tokių visokių minčių, man čia kilo. Vakar vėlai grįžom iš Vilniaus, iš vestuvės, ten krikščioniai vienėsi, bažnyčiai. Šitą vilkai avių kailį įsivedžiau. Tai žmonės, kurie nenori suvokti Kristaus ir jo aukos. Jūs turbūt pastebite aplink, yra tokių žmonių, kurie nenori suvokti. Jie žino, kad Kristus numirė, bet kad jie vis tiek daro nuodėmę ir sąmoningai ir jie darys. Jie pasirinkę daryti nuodėmę. Turbūt pastebi tokių, ne? Ar ne, mato tokių žmonių? Jie žino, kad Kristus numirė, bet vis tiek sąmoningai daro nuodėmę. Tai aš tokius žmonės tai įsivaizduoju, kad jie yra, jeigu jie sąmoningai tai daro, tai jie kaip ir šaiposi iš tos aukos, iš Kristaus aukos. Kristus už juos mirė, kad juos išpirko, o jie vis tiek. Jie sako, aš darysiu ir man čia neaiškiai, žodžiu. Aš pasirinkau nuodėmę ir tu man čia neaiškiai. Ir kaip taisyklė, yra dar baisiau, kad, o kai mes praeitą kartą šnekėjom, kad kai prasideda pabudimas, tai ateina visokių žmonės pradeda rinktis, iš visokių kraštų, visokiausių pakraipų, tikėjimų, supratimų. Tai va šitie žmonės, jie labai stengiasi įtakoti bažnyčią kažkodėl tai. Lyderius įtakoti, nežinau kodėl taip yra. Greičiausiai čia menas veikia, nes kodėl jie ateina ir jie aiškina, kaip turi gyventi. Patys sėdi nuodėmiai, bet jie ateina ir mokina, kaip kiti viską blogai daro. Taip išeina, jie gerai viską daro, tik tai, ar ne? Nu taip yra kažkodėl, tai aš taip pastebiu tokius dalykus. Ta prasme, ir tas blogai tarnauja, tas ten blogai šneka, ir tas ten teisė, ten... Vien žodžiu, visi viską blogai daro, tik jie gerai gaunas, tik jie daro, tu prasme. Tai aš kokius įrašiau, kad jie labai nepatiko, jiem sako, kada tu sakai rašto, pavyzdžiui, vietas, mes žinom rašto vietas Biblijoje, kad tie, kurie, ta prasme, jeigu matai, kad žmogus daro nuodėmę, įspėk jį. Prie 2 akių, paskui jeigu neklauso prie 4, tai paskui prieš visą susirinkimą yra tokia rašto vieta. Ir galo net išvaro iš bažnyčios tokius, kurie sąmoningai pasirinkė nuodėmę. Aš manau, nebereikalo apaštalai tą darydavo, nes jie kovoja už šventumą. Nes aš iš mūsų praktikos aš pamatau, mes anksčiau leisdavom bilė kokiem žmonėm, bilė ką nori daryti bažnyčiai. Ar tu ten geri, rūkai, palikstuausi vos ne, eik šlogi, pamokslauk, ten liudyk, ką nori daryti. Ir gaunasi, kad tie žmonės vis kaip neša dvasią. Jie toj dvasią gyvena, jie tą šneka, jie taip šneka, jie tame gyvena. Ir tu net nesuprasi, kodėl paskui tokie dalykai negali prasidėti. Ir bažnyčia visur. Dėl to mes turim kovoti dėl tokių dalykų, kad jie neįtakotų tie žmonės tokie. Nes jie iš tikrųjų, jie juokiasi iš Kristaus aukos širdį. Jie dzin, kad Kristus numirė, kad jis buvo daužamas, kad jisai, gerai, jisai numirė, aš savo gyvenu ir aš ateinu paaiškinu visiems, kaip turi gyventi visi. O tie, kurie sako, atgailauk, tu nuodėmę darai ar kažką tai tu teisi, sako mane. Aš vakar irgi ginčiausi važiuodamas, sako, tu teisi mane, sako. Tai aš sakau, tai Kristus buvo tada didžiausias teisėjas, jo nukrikštytojas, nes jis visiems aiškino, atgailaukit, į gatves išėjo nusidėjėliai, ten prisertino Dievo karalystė. Tai jis reiškia visus teisė, jūs reiškia nusidėjėliai visi. Paskui jie tada dar yra kitas dalykas, jie tada sako, taigi mes ne Kristus, sako, mesgi ne Kristus. O kas yra krikščionis? Krikščionis yra toks kaip Kristus, arba Kristus pasekėjas. Tai jis yra mūsų mokytojas, tai mes viską iš jo turim mokytis, ką jisai darė, kaip jis kalbėjo, kaip jis gyveno. Tai reiškia, mes tuos žmonės, matai, kad žmogus nuodėmė, turi sakyti jam, ar supranti, nes tu į pragarą nueisi, nedaug dievė, tu dabar gyveni nuodėmė ar avarija, plytą nukris ant galvos, išeisi į medis, nulūš ten, šaka per galvą. Čia įvairiai gali būti gyvenime, kai sako. Tai jie tada labai pyksta, nes aš suprantu, kad jau tu jį daržai, tu jiem parodai tą skaudamą vietą iš tikrųjų. Bet jeigu niekas nerodys, tai tada jie bujos toliau tą nuodėmę, ne? O kas jeigu ne mes turim tą Dievo vaikai išnekėtą tiesą, ne? Jeigu mes dar tylėsim, tai kas jiems tada pasakys? Tai gyvenam kaip pasauliečiai tada, jaunam žudomos dar, ir bus gerai viskas. Tai aš rašiau, kad Jėzus sakydavo ant išpėros, kas jums pamokė bėgti nuo artėjančio teismo, duokit atsivertimo vaisių. Ir kaip taisyklė, tų žmonių atsivertimo vaisių nesimato. Aš kiek pažįstu žmonių 20 metų tikintys. Tai kur jų tie vaisiai? Tai aš nerandu aš tų vaisių. Jau, kai sako, Biblijoje yra, jūs pagal amžių turėtų būti mokytojai, ten yra Biblijoje tokia vieta, jau jūs turėtų būti mokyti, o jums dar reikia pienelio tavo, kai sako.
Tai jiem patiems dar reikia pinelį, juos dar reikia glostyti pačius, dar tu geras, tu toks, kai su vaikučiu dar su juo reikia elgtis. O jau 20 metų tikint ir jie paskui dar drįsta mokinti kitus, visi, kad čia visi blogai tarnauja, tu ten Facebook'e negerai rašai, tu ten dar ką nors negerai darai. Nu, va, jie sugeba taip va. Tai mes turim saugotis nuo tokios įtakos, nes jie kaip taisyklė labai nori įtakoti. Jie nori žinoti, kas vyksta bažnyčioje, kur kaip kas už kiek, kaip ten viskas turi žinoti ir jie turi pasakyti nuomonę ir jų turi klausyti. Jeigu neklausysi tau, viskas jau tu priešas jau gaudėsi. Nu, taip yra kažkodėl, taip yra, nežinau, kodėl taip yra, bet čia negerai tai tokie dalykai. Aš tai įsivaizduoju, kad, nu, taip neturėtų būti. Ir mes turėtum kovoti su tokiais dalykais, kad tai nebūtų kažkaip. Kaip taisyklė būna, tie, kur žmonės kovoja su nuodėme, kurie stengiasi šventai gyventi, kurie paliko, atsisakė ten daug ko, jie sėdi tyli pėdelės, o tie vilkai avių kailį, jie tik tai reguliuoja visą situaciją. Nu, čia negerai taip neturi būti. Aš taip įsivaizduoju. Nes dažniausiai jie ten daug to yra užsigavimas, ten būna dažniausiai dėl ko jie žmonės kyla. Arba išdidumas likęs juose tuose velėse, kur vilkas avių kailį, ne? Kažkokie yra dalykai, kur mes jų gal net nepastebim, kažkas jos yra jų viduje, kažkas tokio, kas jos stumia taip daryti. O dažniausiai tai nuodėmėlės. Jeigu tu atidarai, kaip sako, duris velniui, tai sužeina ir vis paskui daro tą lygią, ką nori. Ir paskui jau per jį tada piktumai ir visokie dalykai ten. Ir dar jie blogą daro įtaką, kad jie užkretinėja kitas avis savo erezijom, savo kažkokiais mokymais. Kaip taisyklės, jie kur 20 metų tikintys, aš pastebėjau, kad jie iš vis, jie tokių mokymų prisigaudė, kad kai paklausai, ką ten šneka, tai ten su Biblija kertas ir daug kas. Dabar iš vis vienas brolis, neminėsiu vardo, sakė, man Jėzus ne autoritetas, sakė. Tai iki tiek daėjo. Tai įsivaizduokit, iki kiek galima daryti, kada žmogus, kai sako, nepasisodina toj bažnyčio ir net miršta, kai sėkla, tu turi tą žemę pasisėti ir numirtinai. Tada iš tavęs pradės jau tas daigelis dygti. Bet jie nepasisėjo, jis iš kitur visur ima informaciją, kažkur maitinasi kažkuo ir paskui gyvenime pareiškia, kad Kristus man autoritetas. Nu, tai čia, o tokie dalykai, taip yra. Tai mes šitus dalykus turim su jais kovoti. Kaip taisyklė tie žmonės, aš esu girdėjęs, kaip jie arba sako, aš nejaučiu Dievo, arba šis sako, Dievo nėra, o gal yra Dievas, jie abejonėse gyvena. Sako, man dažnai, kai uždengta, sako, yra kažkaip ant galvo kažkas tai. Tai palik nuodėmę, tau bus atidengta, ne? Tau pasitrauks tas visos nesąmonės, uždaryk, kovok tu su jas, pakovok, ar sunku ten mėnesį, pavadyk mėnesį nedarytos nuodėmės. Pamatys, kaip pasikeis gyvenimas, ar ne? Bet kažkodėl žmonės, nežinau, jie sako, man sunku kovoti su nuodėmė. Mums visiems sunku, bet kai tu supranti, kad jeigu tu ją darai, tu numirsi, nes nuodėmė neša mirtį, tai tu kažkaip pradedi. Tada tu pasirenki, ar man geriau numirti tada ir dvasiškai, paskui fiziškai numirsi, ar geriau nutrenkt tą nuodėmę ir tegul ten manęs neįtakoja, kai sako. Bet taip kažkodėl jie nenori taip daryti. Yra, kurie nori, avis ir nutrenkia ir jie aukojo viską, nežinau, kad pagal Dievo valią reikia gyventi, bet yra, kurie, štai Biblija sako, ištiesykit savo kelius, numeštus visus vietas, žinoma. Ir kas yra atgaila? Atgaila tai yra, kai tu palieki, ką tu darai neteisingai, ar ne? Ne taip, kad aš atgailavau ir vėl pirmadienį vėl tą patį. Šiandien atgailavau, rytoj vėl tą patį darau. Rytoj vėl atgailavau, poryt vėl tą patį. Tai čia ne atgaila. Čia kažkokia apgaudinėjimas savęs. Jeigu aš atsiprašau žmogaus, mane, pavyzdžiui, aš įžeidžiu žmogų, aš atsiprašau, aš tave įžeidžiu, ne? Ir rytoj vėl tą patį darau. Tai kokia čia atsiprašyma? Tu atsiprašai, tu tik tai kažkokieno akis tik tai pavaidinai, kad atsiprašau ir rytoj vėl tą patį darai. Tai taip pačiai ir su Dievu. Jeigu mes atsiprašom, prieš kitų akis, o už valandas vėl darom nuodėmę. Tai čia neatgaila. Atgaila tai yra palikimas senų teisingų dalykų ir ėjimas paskui Kristų. Dar pastebėjau, ką jie sako, tai žmonės, čia fariziejus, tu fariziejus, nes tu raštas man prikiši, prikaišiai Senąjį testamentą, tu man ten viską prikaišiai. O Kristus, kaip ten yra sakęs, kad jūs turite viršyti savo teisimu fariziejus. Tai tokia rašto vieta. Taip. Net viršyti, jei fariziejus, ten buvo rašto žinovas, iki dantų apsiginklavęs. Mes dar juos turim viršyti savo teisų, mes dar teisesni už juos turim būti. O jie sako, čia fariziejiškumas, jau tu man, aš suprantu, kodėl jie taip sako, nes jiems jauna, juos apkaltinant dvasia. Nes tai jiems pasakyti,
net neturi minčių, kad jie apkaltinti, tik paprasčiausiai kaip palik nuodėmės. Ir jis jau visas dega, ir jam ten viskas apsivertė viduriai visi. Taip, čia šis apie šitus visakiau, ne? Tai čia yra apie sąmoningą nuodėmę, nes kai žmogus sąmoningą daro, tai jis jau nusprendęs yra. O kuris būna susinervavai, ten pasakei negražų žodį, ten dar ką nors, tai tokia nesąmoninga, tai čia kitaip yra. Bet kartu sąmoningai daro, va čia yra žiauru. Ir kaip taisyklė, dar tie žmonės, jie užkirtinėja kitas avis, jie apkalbinėja kažkokius gandus, šmeištus kažkokius kalba. Jie nemato, kaip taisyklė, prabudimo, pavyzdžiui. Aš iš visų, kur sukilę žmonės dažnai girdėti, nieko čia nevyksta. Nesvarbu, kad anksčiau ringosi 3 žmonės, dabar 20, bet čia niekas nevyksta, suprantate. O tai pas juos yra, nes jų motyvas yra griauti, jie nori suniekyti, kas čia vyksta. Nes nežinau, kodėl taip yra, velnias iš tikrųjų taip veikia. Išeitis, aišku, yra nuoširdė atgaila, kad gailausia pasikeis, tada keisis. Nes, kai sakė, įsigelbės ne tie, kurie sakė viešpatį, bet kurie vykdo mano valią. Kurie skelbė Evangeliją, ką Kristus, ką sakė Kristus, gydo, meldžiasi už ligonius, išvarinėja demonus, bent jau bando tą daryti, jeigu nieko nedaro, tai komentuoja. Tai paskui dar yra, kas teisi, aš vis taip užduodu, tai tu sako teisi žmonės, pavyzdžiui. Tai aš užduodu savo klausimą, kas yra teisimas. Teismas tik yra tave nuteisė, tu ten prisidirbai ir tave nuteisė, sakykim, 10 metų davė, ne? O jeigu tu žmogaus nuodėmę iškeli į viršų, tai čia yra teisimas. Aš suprantu, arba apkalbos, arba tu apkalbinėjai. Tai apkalbinėjimas yra, kada tu varai ant žmogaus ką nors. Nu, ten jis toks, jis sunaikinti nori, suniekitą žmogų. Bet jeigu tu šneki apie jo situaciją, kad jo gyvenimas griūva dėl nuodėmės ar dėl kažko, tu nori įsiaiškinti kažką, tai čia nėra apkalbinėjimo. Jeigu švarus motyvai, ar ne? Kada žmogus jau turi motyvą, kad aš jį noriu paniekyti, pateršti, tai čia yra apkalba. Jeigu tu šneki su žmonė, žmogus nuodėmėje, krito į nuodėmę, tai čia yra apkalba. Čia greičiausiai jie ginasi tie žmonės, kada jie nuodėmėje sėdi, jie tada tokius, tu apkalbinėjai, tu teisi sako. Kada tu jiems pasakai, tu palik nuodėmę, arba ten kažką tokio, tu teisi jau. Todėl aš užsirašiau, kodėl jie nesikeičia dešimtmečiais. Aišku, pirmiausia, dėl nuodėmės, kad nenori palikti, dėl sukilimo, jie sukilė prieš žodį, prieš tarnautojus, nes jie nepriima, jis gali sėdėti bažnyčioje 20-30 metų, jeigu jis nepriima, jis nesikeis. Jo dirba kieta širdis ir tos sėklos neįkrenta. Pirmiausia, turi numirti, jis sako, tada jau leist, kad Dievas apipjaustytų tave ir turi susitapatyti dar su bažnyčia. Yra tokių žmonių, kurie sako, aš ateina 2 kartus, 1,5 metų, 3 kartus. Tai reiškia, jis nesusitapatina su šventaisiais. Jis atskirai gyvena. Bažnyčia savo gyvena, jis atskirai. Ir jis įsivaizduoja, kad jis kaip bažnyčios dalis. Tu negali, kad atskiras kūno dalis ranka kažkur gyvena kitur, o visas kūnas šiandien. Tu turi susitapatinti su tą bažnyčią, nes jei nesusitapatinti, viskas, kaip sakant, jau vienas laukia lieki. Vienas laukia ne karys, sako, ne? Tada velnės, ką nori, tą daro, jisai tada yra. Ir minčių, ir mokymų prileidžia, kokį ten per internetą. Važiuoju tokių mokytojų, kad, sakau, man gaila tų brolių dabar. Kristus neautoritetas jau jam viskas. Žiūrėk, kai taip yra. Už tai mes turim šitus dalykus kalbėti, kad žmonės suprastų, nes... Tai čia susitapatinimas, kaip įsirašiau. Ir dar paskui būna, pastebėjau, kad tokie žmonės dažniausiai eina per bažnyčias. Nes jie ateina į naują bažnyčią, jo nieks nepažįsta, jų nuodėmių nieks nežino, jam nieks neprimena, matai, tu palik tą ar tą ar aną. Bet čia tik laiko klausimas, jis kitoj bažnyčiai ateis, tenai išlysta jo nuodėmė ir jinai badys visiems akis. Kaip gali bažnyčia, jeigu bažnyčia nekalba apie nuodėmę, tai ten ne bažnyčia, ten klubas tada. Jeigu ateina kažkas nuodėmėje gyvena ir jis dar kitums mokina dar kaip reikia gyventi, tai ar čia bažnyčia. Sako, būkit šventi, Dievas, ar ne? Čia prisirašiau ten rašto vietą apie šventumą kažkur tai. Na, čia apie Dievo baimę dar prisirašiau. Patariu 19 viešpaties baimė teikia gyvenimą. Kas ją turi, tas yra patenkintas. Nelaimė jo nepalies. Ta prasme, kad nelaimė jo nepalies to žmogaus. Čia patarlių 19 Dievo baimė
kas turi Dievo baimę. Tie žmonės, aišku, jie neturi Dievo baimės, nes jeigu jam nusispjaut, Kristaus auką, jis vis tiek tą pasirinkęs darys, tai jis jau neturi Dievo baimės. Tos įstatymus jau sakiau. Man apie tos, kur šnekėjau apie įstatymus, Romiečiam 3:31. O gal tikėjimu panaikiname įstatymą? Jokių būdų. Priešingai mes įstatymą įtvirtiname. Čia kur sako, kad mūsų įstatymas yra, čia buvo tenai, mums dabar jisai neliečia mūsų. Arba kita yra rašto vieta, kad Biblija skirta, ten nerašo, kad Dievo žodis yra skirtas pamokymui, pataisymui, jeigu žmogus klysta. Kitokiem reikalam. Ir ten neprašta, kad tik Naujas testamentas skirtas arba kažką. Dar ką tie žmonės sako, jis sako, ten apaštalai pasakė, ten ne Kristus. Ir jūsų apaštalų jau neklauso žodžio. Arba sako, ten žydam buvo pasakyta. Tai bet mes, sako, pagal Bibliją, mes esam priskiepyti per Kristų kaip šakelės į žydų medį. Tai sako, čia žydam, mums visa Biblija galioja. Ne tik žydam, mes ir iš to turim mokytis, kas buvo negerai. O jis sako, jau kai jiem netinka, tai sako, čia buvo žydam, čia ne mums. Arba tas netinka, tai ten buvo apaštalų žodis, čia ne Kristaus žodis. Tokių marazmų kartais kaip prišneka žmonės. Tai... Čia iš viso Biblija, tai Dievas yra teisingas ir mes tą turim suprasti. Čia nėra teisimas ir nėra noro, kad žmonės uždusytų. Yra noras, kad nuodėmę sustabdytų. Nes tie žmonės jie nesupranta, jie kažkur tai eina, kažką daro, bet jie nesupranta, jie nemato turbūt, ką jie daro. Čia dabar pakartoto įstatymą 28:7. Netarnavai viešpačiui savo Dievui su džiaugsmu ir linksma širdimi. Turėdamas visko, tai tarnausi priešui, kurį viešpats tau siūs, kęsi badą, troškulį, nepriteklių, vargą, jis uždės tau geležinį jungą, kol tave sunaikins. Sako, jei netarnavai, tai tada tarnausi priešui. Ta prasme, jeigu tu nevykdai Kristaus valią, tai tada tai kinokią valią. Tai kažkino kito vykdai tada valią. Greičiausiai velnio arba kūno. Čia tos dabar rašto vietos apie šventumą. Būkite šventi, nes aš esu šventas. Kunigų 19:1-4. Viešpats kalbėjo Mozei tardamas. Kalbėk visai Izraelio tautai, sakyk jiems, būkite šventi, nes aš viešpats jūsų Dievas esu šventas. Kiekvienas gerbs savo motiną, tėvą, švęs šabus ir ten toliau rašo, ką ten darys. Jis net primena, kad motiną tėvą turi gerbti irgi. Nes čia, kaip taisyklė, fizinius mes tėvus turim gerbti ir mylėti. Bet ir dvasinius yra dar tokie dalykai, kad tie sukilėliai, jie kaip taisyklė negerbė jokių lyderių. Jiem nėra pastoris, jam čia tuščia vieta. Aš anksčiau, tarp kito, kai klausiau vieno tokio tarnautojo, neminėsiu pavardės, dabar visa Lietuva jau užsidegus. Tai man pas mane tokia dvasia buvo. Jisai mokina, mes čia visi lygus, mums čia niekas neturi nieko aiškinti, aišku, tau niekas neturi, net taip gyventi. Bet Kristus sakė, vienus pastatė pastoriais, kitus evangelistais, kitus mokytojus. Tada Kristų būtų nereikėjęs statyti tų tarnautojų, jeigu čia mes visi tokie gudrus, visi protingi, ar ne? Tai jeigu jis pastatė, tai reiškia, jis matė, kad žmonės nėra visi tokie. Yra dovanos tam tikros, kas gali matyti, kaip ganytas avis, o kitas nemato, kad jau ta vis jau ten kokius jau dirgelės valgo ar ten kažką. Tai jis jau turi tą avį gražyti, gardą ten, kur ir pievelę teisingą mokymą, ne? Ir kaip taisyklė yra sukilę prieš tus dalykus. Čia velnės, aišku, paskui kita 1 Tesalonikiečiams 4:3. Nes tokia Dievo valia jūsų šventėjimas, kad susilaikytumėt nuo ištvirkavimo, Dievas nepašaukė mūsų nedorybei, bet šventumui. O čia apie ištvirkavimą šneka, bet nuo visų nuodėmių mes turim susilaikyti. Hebrajam 12:14-15. Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio nieks neregės viešpaties. Jeigu žmogus nesiekia šventumo, jis neregės viešpaties, sako Biblija. Jis turi siekti, jis turi palikti tą nuodėmę, jis turi šventą, nes Dievas yra šventas. Nieks nešventas į dangų neįeis. Kaip jie įsivaizduoja, dabar aš gyvenu nuodėmė, gyvensiu, tai bus neteisybė, tai su tais lygint, kurie save nukryžiavo dėl nuodėmės, jau kai savo paliko, ne? O jis įsivaizduoja, aš dabar nuodėmiauju ir aš eisiu į dangų. Ir dar mokina kaip tuos, kurie šventai gyvena, kaip dar tie turi gyventi. Čia marazmas, nu. Žiūrėkite, kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokie karti šaknis ir nepadarytų vargo suterždama daugelį. O kai žmonės, nesiekia šventumo, tada tos karčio šaknis ir auga pas jos kažkokios, tai tokios mintys, kažkokie pavydai, kažkokie visokie nuodėmės kažkokios. Tai jis bus šventas, jis tada net nemat, jam Dievas tada gal
teisingai, jis kada yra nuodėmė, jam uždaryta, jis nemato. Jis viskas, jis yra kitoj dvasiai žmogus. O kai jis paliks tą, jau atsivers akis, jis pamatys, kad visai kitom akim viską. Mūsų kūno šventykla, 1 Korintiečiams 3:16. Ar žinote, kad esate Dievo šventykla ir Dievo dvasia gyvena jumyse? Jei kas Dievo šventyklą nekoja, tą Dievas sunaikins. Nes Dievo šventykla šventa ir toje šventykla tai jūs. Mes negalime nakvoti savo kūno, čia tie įeina viskas yra. Gerimai, rūkimai, aišku, narkotikai čia net kalbų nėra. Aš net galvoju, net teisingai maitintis mes turim, nes jei mes neteisingai maitinamės, mes nekojam kūną tada. Nes tada jis ilgai netarnaus tas šventykla mums. Belė ką valgau, belė kada, belė kaip. Ir mes paskui lydom, kai išlenda, ne. Tai sakys, taigi aš tau sakiau, saugok savo šventyklą, ne nuo kokios. Sportuotų ir reiškia, čia viskas įeina, ar ne? Kad tas šventykla ilgai tarnautų mums. Nu. Ir dabar dar paskutinė tokia mintys ir aš jau labai daug laiko neturėjau pasiruošti, dar nesu toks kietas, tai gal reikia paskui prisidės kažkur, ne? Gerbk savo tėvus, susirašiau tokias rašto vietas, čia ir man aktualu, čia visiems aktualu. Čia ir dvasiniai tėvai, ir kūno tėvai labai aktualu. Išėjimo 20:12. Gerbk savo tėvą ir mamą, kad ilgai gyventum žemėje, kurią viešpats Dievas tau duoda. Paskui pakartoto įstatymo 5:16. Gerbk savo tėvą ar motiną, kaip viešpatis Dievas įsakė, kad ilgai gyventum ir tau gerai sektųsi žemėje, kurią viešpats Dievas tau duoda. Jei nori, kad ilgai gyventum, gerai tau sektųsi žemėje, tai turi gerbti savo tėvą ir motiną. Biblija taip sako, Dievas taip sako. Jei tu jų negerbi, tai reiškia, tu gali ilgai negyventi žemėje ir tau nesisekt gali. Čia ir vaikam aktualu visiems. Jeigu nori, ir vaikai, jeigu negerbėt, pavyzdžiui, tėvų, tai mokslai gali nesisekti, daug kas gali nesisekti gyvenime. Čia ne tik vaikam, čia ir paaugliam, ir su jaunuoliam, nes tėvai mūsų kol numirs bus tėvai. Taip pat čia ir dvasiniai tėvai. Aš tai gerbiu, pavyzdžiui, vyresniuosius savo, aš gerbsiu juos. Ką jie besakytų, gerbsiu, nes jie juos jau Dievas yra pastatęs. Dar viena tokia mintis kilo. Sako, dažnai žmonės nori, kad tas lyderis būtų jiems toks, priimtinas, kai sako. O kaip kolūkio pirmininkas, kad jis rinktų išdėti. O Dievas dažniausiai renka, ne žmonės pastato lyderį. Dievas jį paragina. Ir mūsų pastorius, kaip atsivaizduoja, kad atsirado Lietuvoje iš kažkokios šalies. Tai kaip, čia tik Dievas galėjo atvesti iki šičia, ne? Ne mes čia jį išsikvietėm ir pasakėm, tu dabar va čia, tu pas mus, mes tave statom kolūkio pirmininku, žinai. Ne, ir kaip taisyklė, žiūrėkit, va, Vilniui Olga ragino, ten jos pastatė tik paskui jau, kai pamatė jos vaisius, jau atvažiavo vyresniai ir pamatė, tada palaimino. Marijampolė irgi jos, net jo, tu beveikime kunigų seminarė, kokią sakykim, ar ten Biblijos mokyklą, ar eik tarnauti. Ne, jinai pati jau kiek metų daro tą viską, ne, va jūs dabar irgi darote jau kažkiek metų, aš kažką darau. Ir manęs niekas netėjo ir nepasakė, tu būsi ten kažką darysi. Mus kažkas tai ragina tą daryti. Ir tai nėra žmonės. Aš įsivaizduoju, kad Dievas va taip ir žmonės ir išsirenka. Jisai ragina kažką daryti žmogų. Neatvažiavęs kažkoks lyderis ar kažkoks pasako, tu dabar šitą daryti, tą. Tu iš vidaus darai natūraliai čia, kažkaip, taip yra, Dievas taip kažkaip ragina. Tai va čia įsivaizduoju, kad Dievas įsirenka. O kai žmonės pastato, o tu būk lyderis, tu ten gražiai šneki, ar tu ten mokai įtikti kažką, tai va ten tada būna ne Dievo statytas, o žmonių statytas žmogus. Tai va, čia biškai nukrypau nuo temos, bet grįžta vėl paskui gerbti tėvus šitus, ar ne? Išėjimo dar gali. Išėjimo 2012 ten buvo. 2012. Nes aš nespėjau, aš kažkaip neišgirstu. Aha, tai man reikėtų biškai taip. Skaičius gal raiškiau pabrėžti. Jeigu galima. Efeziečiam dar 6:1-3. Jūs vaikai klausykite viešpatyje savo tėvų, nes tai teisinga, gerbk savo tėvą ar motiną. Tai pirmasis įsakymas su pažadu, kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventum žemėje. Ir Efeziečiam tą patį išaiškino, čia Paulius greičiausiai, kad jūs vaikai klausykite viešpatyje savo tėvų. Tai teisinga, gerbk savo tėvą ar motiną. Tai pirmasis įsakymas su pažadu, kad tau seksis ir ilgai gyvensi žemėje. Tai reiškia priešingai, jeigu tu negerbsi, tai gali nesisekti ir ilgai negyvensi žemėje. Perfrazavau. Yra daug vietų apie vaikų auklėjimą. Ten pagailėsi rykštę, sugadinsi vaiką, lenk medį kol jaunas, paskui nurodyk jam kelią, kuriuo eisi, ir tada jisai eis iki senatvės ir teisingų kelių. Ir teisingai, kol vaikai jauni, juos reikia dar lenkti. Kas jeigu ne mes galim juos įtakoti? Viskas. Jei tu juos patiduosi mokyklai, darželiui, tai ten užaugs, nežinau, kaip ten net draudžia net per užpakalį sutrenkti dabar juvenalinė justicija Norvegijoje, ne? Ir užrėkia tik ant vaiko, atvažiuoja, surenka vaikus išveža.
Tai ką čia kalbėti apie, tai jie priešingai, velnias priešingai daro. Dievas sako vienaip daryti, o jisai sako, negalima mušti. Nes jisai žino, kad jeigu tu jo nelenksi, jisai tada bus velniai paklusnus tas žmogus. O Dievas sako, lenk, mokyk, rykštės pagailėsi, sugadinsi. Nu, tai daug tokių, va. Ir mes turim klausyti Dievo, ne? Kad kas ten kažką, kai ten prisigalvoja, velniai įkvėpti žmonės, ar ne? Ir čia aš sakiau, kad raštas skirtas pamokyti, kad nukreipti, jisai visas raštas yra skirtas pamokyti ir nukreipti. Aišku, ta raštas priklauso, kieno jisai burnoje yra. Ar tas žmogus jau švarus, ar jau jo vaisiai kažkokie yra gyvenime, ar jisai tik tai kažkoks, tik žino kažkokias nuotrupas ir logiškai dėlioja kažką. Tai būtų labai šventas žmogus, kas šneka, bet aišku, švarus pas turi būti. Tada jis teisingai, už švarus motyvai, jis nebus ten kažkokiais apkalyti, apjuodyti kažkas už žemį. Ir aš niekada neturiu tokių motyvų, kad jeigu kalbu raštą, kad kažką noriu, aš tiesiog gyvenu ir matau, kas vyksta. Bendrauju su žmogu, pabendrauju ir tu matai, kur yra neteisybė. Tu matai šiandien, kad ten nesąmonė, taip nėra. O jis tau įrodinėja kitaip, tada pasiimam raštą ir žiūrim, pasveriam, kas teisus ar raštas. Tai va, tik tiek aš ir norėjau, tik tiek apie vaikus dar norėjau, kad gerbtų taip. Esi mano šeima, aš ir turiu šeimą. Ir jūs turite vaikus, ir visi mes turim vaikus ir šeimas ir auginam, ir šitą turiu vaikai žinoti. Nes jei negerbs, ir čia ne tik vaikai, bet ir dvasinė pagarba turi būti lyderiam. Aš anksčiau to mokymo buvau prisiklausęs, neminėsiu pavardės, ten mokina, kad tu čia nieko neturi klausytis. Tai tada tas žmogus sėdi namuose ir iš vis nieko nedaro. Jam tai patogiau kūnas sako, kam čia tau tarnaut, kam čia tau vykdyti Kristaus valią, sėdėk namuose, televizorių žiūrėk, pamokslus ir užtenka. Tai čia kitas nukreipimas. Jei norim, kad mum sektųsi, mes turim gerbti, tai sako, kad ilgai gyventumėm. Tai va tiek aš norėjau pasakyti, dabar Marytė.